smskredit.lt. Greitųjų paskolų profesionalai pristato transliaciją. smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. Labai stengiamės, turėjom nugalėti kolegę, nes prieš tai turnyrė žaidėm prieš juos, gavom pusfinalį, tai norėjom labai atsirevanšuoti. Ir nenorėjom padaryti jūs ir galim šiandien. Susiėmėm ir laimėjom. Kas vedė komandinis žaidimas, tik komandinis. Pirmą apsigynėm, o po to užpuolėm. Buvau padirbėjęs vasarą kaip ir visa komanda. Kas nedirba individualiai, tai to nepasieks geresnių rezultatų. Šiaip komandinis žaidimas leidžia žaisti. Nuo komandos draugų esu priklausomas. Komanda gerai žaidžia, šis žaidžiu. Čia toks buvo mini pasiruošimas visam sezonui, kaip komanda liptųsi. Yra naujų žaidėjų, po biškį lipdomės, stengiamės nesipykti, paaiškinti jiems, kaip yra. Na, tikiuosi, branduolys išliks komandos tas pats kaip dabar ir važiuosim į priekį taip pat sėkmingai dabar pasirodėm šiandien. Nuo pat pradžių visai neblogai pradėjom, po to neapsigynėm, nesusikalbėjom gynybą, jų snaiperiai pradėjo tritaškius mėti, jie įsiplėšė taip ir gavosi. Ir paskutinę minutėm sėkmė lėmė, tik tais kam sėkmė, tas ir laimėjo. Žinom tuos varžovus, žinom kas ką daro, tiesiog kas daugiau sumetė, tas ir laimėjo. Labai stipriai laimėjot, kas buvo jūsų diena? Ne, nepasakyčiau, kad čia mūsų diena tokia buvo, tiesiog šiandien įgyvendinom viską, ką planavom čia prieš varžybas, taip pasikalbėjom su vyrais ir protingai sužaidėm. Žaidė ne pirmus metus, kaip pats jauties sensti? Ne, sakiau, kai 30 pasieksiu, jau reikės už veteranus pažaisti, tai jau jausiuos. Dabar dar atsikeliu ryte pakankamai žvalus. Ir dar šiandien parodžiau, čia kažką dar sugebu pabėgioti su jaunimu. Nepataikėm savo metimų, o varžovai pataikė, tiesiog neapsigynėm prieš juos, tiek ir ką galima daugiau čia pasakyti. Būna diena juoda, visiems būna. Nu buvo kaip buvo, ką darysi. Galite atsiprašyti žiūrovų dabar su tokiais kairiais. Nu ką čia atsiprašyti, ateikite į kitas varžybas, kurias laimėsim, atiduosim visas skolas.